vaikšto po mišką, visokios mintys kyla, įdomios ir juokingos, gal ir rimtos. Neseniai klausiau vieno analitiko, amerikiečio, jisai pasakojo apie labai protingas žmogus, sako, įsivaizduokit hipotetinę situaciją. Nes dabar, pavyzdžiui, Rusijai ten kelia naują kandidatą į prezidentus. Nadeždin kažkoks. Sako, įsivaizduokit idealų variantą, kad rinkimuose 100% balsų surenka tas naujas kandidatas. Nadeždinas tas. Ir tada visi tokie, Putinas pasikviečia Šoigų ir sako, blemba, eik tu savo, kaip faina buvo čia. Buvom valdžioje, viską turėjom, milijardus ėmėm. Viskas dabar, susirenkam daiktus ir reikia išeidžinai. Praktiškai variantas tikriausiai neįmanomas. Kas supranta, kas blaiviai mąsto. Niekas netiduos jokiam Nadeždinui. O visas tas spektaklis daromas, kad kvailiai sakytų, va žiūrėkit, pas mus yra demokratija. Rinkimai vis dėlto. Bet blemba pralošė tas Nadeždinas. Todėl lieka Putinas. Tai čia yra pasakojimas to amerikiečių analitiko. Hipotetinė situacija. Aš taip ir pagalvoju dabar, Lietuvoje. Žiūrėk, Landsbergių klanas įlindęs jau visus 30 metų į viską Lietuvoje, ekonomiką, į politinį gyvenimą, į kultūrinį gyvenimą. Jie tikrai ten yra uždirbę jau milijardus. Visos svarbiausias įmonės valstybinės yra pajungtos jiems. Ir dabar įvyksta kažkokie stebuklingi rinkimai ir žmonės išrenka kažkokius ten, angelus. Ir jie jo taip, oi blemba, tai nepasisekė 30 kelis metus čia. Taip gerai varėm, kaip čia taip dabar? Reiks ko gero, į vienuolynus išeiti. Faktas irgi tas, kad jie darys viską ir jau daro, kad ir toliau valdytų. Nebūtinai jam būti toj valdžioj ten, nebūtinai Gabrieliui ten šviestis kiekvieną kartą Seime ar kur nors ten. Nebūtinai tam dėdukui išeit su lasdelė ten bart visus ir gyvuliais vadint. Jie gali ko gero ir tyliai pasėdėti. Bet kad jie neatiduos realios valdžios, aš esu įsitikinęs 1,000,000%. Ir visi tie rinkimai ir kandidatai, kokie jie geri bebūtų, pavyzdžiui, man patinka, Vėgėlė patinka, ir kiti neblogi, kaip sakoma. Bet čia yra žaidimas. Specialiai parenka. Vienas gudresnis, geriau išsimokslinės. Kitas ten generolas, jis ten toks griežtesnis. Trečias ten už Lietuvą, ten šūkauja, ten viską, karo nebus. Aš tikrai įsitikinęs, kad čia yra jų žaidimo dalis, tų konservatorių. Įrodymų nėra. Duok Dieve, kad klyščiau, bet visa logika, visas protas sako, kad jie ir toliau gražiai, aišku, Šimonytės ten visokie, ten Brūdai ir Raskevičiai, lėks lauk. O, miškas baigėsi. Kaip įdomu. Lėks lauk, nes, pamatė, kad jie, per durni yra apgaudinėti žmonės. Nes jų visos apgaulės, viskas matosi labai aiškiai, labai grubios ir nesąmoningos. Šitie visi ten lėks, ten dulkiai, ten visokie, atsiprašant, bibiai. Bet pastatys gražesnius, geresnius tipo ir toliau valdys. Aš melsiuos Dievui, pradėsiu tikėti Dievą, kad taip nebūtų. Aš to nenoriu. Tačiau gyvenimo patirtis sako, kad taip yra. Tai va, tokie mano pamąstymai. Ir nedidelis tęsinukas. Kas nors sakys, Sauliau, tu
Pasakyk, kas blogai, kas bus, kaip gali būti, o ką daryti. Ką tiksliai daryti, tai ko gero žino tik vienas Dievas, nes bet kokios prognozės ir analitika iš tikrųjų pasaulinė praktika rodo, kad oficialūs analitikai klysta. Teisus būna maždaug 20% tik tais, nors pasitelkia visus duomenis. Tai va, o ką daryti? Pirmiausia, labai svarbu nustoti vadovautis emocijomis ir į viską bandyti žvelgti kuo blaiviau, atvertomis akimis, nesinervinant, nepergyvenant, nedžiugojant ir neverkiant. Be emocijų. Antras dalykas būtų, reikia suprasti, kad pagrindinis mūsų tautos tikslas, kad būtų Lietuvai gerai, Lietuvos gyventojams. Aš nesakau, kad tik lietuviams. Visi, katrie gyvena Lietuvoje, visiems turi būti gerai, patogu, komfortiška. Tai tą dalyką reikia iškelt į pirmą planą, absoliučiai pirmą. Nustumti visas Ukrainas, nustumti visus gėjus, katrie labai nuskriausti, aišku, čia Lietuvoje. Lietuva, mes čia gyvenam, mes čia gyvensim. Čia turi būti gera. Antras dalykas, va toksai. Ir trečias dalykas, čia galbūt sunkiai suvokiamas kai kuriem, reikia būti vieningiems. Tik tais aš paaiškinsiu, koks tas vieningumas galėtų būti. Jeigu dabar normalūs žmonės pasidalina tarp tų tarp tų naujų kandidatų, ten Vaitkus, tas generolas Tutkus, Vėgėlė, tai gerai, nes jie patraukti tų žmonių kažkuo, bet vykstant rinkimams, jeigu vienas iš jų praloštų, ten atkrenta, lieka vienas iš tų trijų, pavyzdžiui. Visi tie, katrie norėjo Tutkaus, pavyzdžiui, lieka Vėgėlė, visi, katrie norėjo Tutkaus ir Vaitkaus, vieningai balsuoja už Vėgėlę. Arba už kitą kandidatą, kad ras liktų. Viskas, tik va toks vieningumas, tai būtų jėga. Bet jeigu jie nusivils ir sakys, viskas, mano kandidatas jau prapuolė, kaip sakoma, nebėra, aš ten ignoruoju, boikotuoju, arba net dar blogiau prieš prabalsuoju. Tai tada viskas, kaip sakoma, konservatoriai tyliai savo jūsą šypsosi, ploja rankytėmis ir džiaugiasi. Ir galvoja, blemba, vis dėlto kokie jie avinai visi. Tai va, toks būtų mano patarimas.